Šiandienos tema – Lietuvos išmintis ir jos praradimas. Kurgi dingo mūsų išminčiai ir kaip pasaulyje įsigalėjo makiaveliškas valdymo modelis? Pasvarstysime, kodėl išmintingi žmonės dažniausiai valdo protingus, tačiau kai į valdžią ateina vien tik protingieji, jie dažnai sukuria sunkius laikus. Ką mes ir stebime šiuo metu vakarų pasaulyje. Kada apsisuks istorijos spiralė ir į valdžią sugrįš išmintingieji, kurie vėl atkurs gerus laikus. Taip pat pažvelgsime į Lietuvos universitetų istoriją, kurie buvo įkurti jėzuitų, tų pačių kryžiuočių, kurie išžudė Lietuvos išminčius. Jie atnešė ir įdegė mums savo žinias, bet neišmintį. Ir būtent todėl galėjo lengvai mus valdyti pastaruosius šimtmečius. Įsitaisykite patogiai. Mūsų laukia prasmingas ir įkvepiantis pokalbis apie išmintį, vertybės ir tiesos paieškas. Šiandien bandysime atsakyti į klausimą, ką turime padaryti, kad į Lietuvą sugrįžtų tikroji išmintis. Su manim studijoje Gintaras Trolys. Gintautai, sveikas sugrįžęs į Triušio urvą. Sveik, šeimininkė. Malonu vėl tave čia matyti. Ir praeitą kartą kalbėjom apie protą ir išmintį, tai galim šitą temą biškiai giliau panagrinėti, nes ką mes matome šiandieną, tikrai trūksta mūsų vadovams ir politikam išminties, nes matome, kaip jie aklai kartoja ar tai ES, ar Amerikos, dabar jau Amerikos jau ne taip, nes pasikeitė valdžia, jau ten priešai instrukcijas. Tai gal pažvelgime biškiai giliau, kur dinga tų mūsų išmintis, tuo pačiu savarankiškumas? Pradėkime nuo to, kad dauguma gyvena žinių lygyje. Žinios yra trumpalaikės ir vieną kart vienokios, kitą kart kitokios. Paskui yra žmonės, kurie galvoja. Galvot galima, kada turi kažkokių žinių. Man visada kyla klausimas, ypač tiem žmonėms, kurie vadovaujasi, sako, savo protu, ar ne? Sakau, kodėl tu nesivadovauji išmintim? Kodėl vadovautis protu? Protas yra vienos galvos subjektyvi nuomonė, 7 galvos yra jau daugiau negu viena galva. Jau yra geriau, bet mūsų galvos prieš tai irgi buvo Lietuvos. Buvo ir galbūt ateityje bus. Ir mes pradėkime nuo to, kad galima nuspręsti kažką, tai kaip įsigyti kokį šaldytuvą, ar ne? Tai čia toks sprendinys, paėmė nupirkai. Jeigu tas, kuris galvoja kažkiek tai į priekį, tai jau žino, koks ten ekonominis jo efektas, ar ten kažkoks A lygis, ar B lygis. Bet mes šiandienai, kada jau susidurim su išmintim, tai reikia galvoti 2-3 kartom į priekį. Turim spręsti. Bet šiandienai pasaulis yra labai greitas, plus mes neturėjom niekados Lietuvos išminties kaip po tokios. Pradėkime nuo to, kad ten aišku yra ir liaudės išmintis, ir ta, vadinkim, valdymo išmintis. Tai verslui mes naudojam kažkodėl ne Lietuvos išmintį, mes naudojam Konfucijų, Lao Tzu, toliau turim Makiavelį ir jinai yra valdymo išmintis. Tai Lietuva greičiausiai turėjo, bet mes juos kažkaip praradę, tuos, kurie turėjo tą valdymo išmintį. Ir mes dabar vadovaujamės kitų tautų išmintimi ir jinai visai neblogai būtų, bet jie reikia vadovautis. Bet aplinkui visi tokie protingi, kad pamiršo, kad yra dar ir išmintis, tai yra sekanti versija sprendinių. Tai tiek, mes neišsaugojom jos. Jo,